Apie terasos visus suleidimus kampu, ar reikia 45 suleisti, ar tiesiog taip suleisti. Čia nėra konkrečios taisyklės, gali būti nuomonės. Mano nuomonė, kad taip reikia, kito nuomonė, Justino nuomonė, kad reikia kitaip, o Antano, kad trečiaip. 45 laipsnių kampas, čia aišku, kad jisai skečiasi, va taip kaip ir šičia. Čia jau terasa padaryta prieš mėnesį, kaip ją darėm, buvo šalta, drėgna, lentos yra impregnuotos giluminiu būdu ir jos visą laiką yra gyvos, riečiasi, traukiasi, pučiasi, tai visą laiką atsiras kažkokie tai tarpeliai, bet tai yra visiškai normalu, nes terasa tai nėra baldas kaip viduj spintelė. Pasidarė tas tarpelis, nu ir ką. Nematau aš čia jokios problemos. Iš viršaus taip stipriai nesiranda tarpeliai kaip ant fasadinės dalies. Ir man asmeniškai va čia kaip suleistas laiptas 45 laipsnių, tai yra tikrai gražu. O jeigu atsiras tarpeliai kažkokie, tai nematau jokios problemos. Iš konstruktoriaus pusės tai čia nėra ką komentuoti, čia estetika yra. Tai arba gražu, arba ne. O ar ten tarpelis, ar ne tarpelis. Ta lenta lygiai taip pat jinai laikosi, ar jinai taip suleisti, ar ne taip suleisti. Jinai lygiai taip pat dirba ir skonio reikalas.